Tiesa ar mitas, kad Helicobacter pylori infekcija gali būti susijusi su rožinės paūmėjimu? Tiesa, yra įrodyta veido rožinės ir Helicobacter pylori infekcijos sąsaja. Tiesa ar mitas, kad H. pylori infekcija yra tiesioginė aknės atsiradimo priežastis? Mitas. Aknę dažniausiai sukelia hormoniniai pokyčiai organizme, kas lemia sebumo produkcijos padidėjimą, tai reiškia riebesnę odą, aknės bakterijų kiekio padidėjimą, na ir riebalų liaukų užsikimšimą. Tiesa ar mitas, kad lėtinė Helicobacter pylori infekcija kai kuriais atvejais gali pasireikšti odos dilgėline? Tiesa, Helicobacter pylori infekcija gali būti lėtinės dilgėlinės priežastis. Tiesa ar mitas, kad odos procedūros skatinančios kolageno gamybą, pavyzdžiui, biostimuliatoriai PRP injekcijos, yra saugios pacientams po Helicobacter pylori gydymo? Tiesa, baigus gydymą tikrai galime atlikti PRP ar kitas injekcinės procedūras. Tiesa ar mitas, kad pacientams turintiems Helicobacter pylori rekomenduojama palaukti, kol infekcija bus išgydyta prieš pradedant agresyvesnes odos procedūras? Tiesa, bet iš dalies, nes tokių aiškių juodai ant balto parašytų kontraindikacijų nėra. Bet jeigu organizme yra lėtinis infekcinis uždegimas, tai mes tikrai galime tikėtis ir prastesnių rezultatų po šių procedūrų, ir lėtesnio gijimo, atsigavimo bei dažnesnių nepageidaujamų reakcijų.